Mokykloje kartu mes augame ir tobulėjame. Čia mes žaidžiame svarbiausius žaidimus. Galime mokytis iš savo vaikų. Kalbame, girdime ir suprantame daugiau. Kartu mes galime daugiau. Didžiausia esmė tai yra sutelkti mokyklos bendruomenės. Mokytojus, mokinius ir mokinių tėvus, kad jie darniai gebėtų tarpusavėje bendrauti. Projekte numatyta aplankyti beveik 300 mokyklų, netoli 6000 tėvų. Susitikimuose su mokinių tėvais per paskaitas mes kviesime susimastyti apie visų mūsų patį brangiausią turtą, apie vaikus. Susimastyti, ką mes darome dėl jų, ką mes galime padaryti ir ar mes viską padarome. Tai paskaitos tikrai labai stipriai pastiprins tėvus. Kartu mes kviečiame tas paskaitas ir dalyvauti ir mokytojus. Nes vien tik tai tinkamai išmankštinę tėvus nepasieksime tos darnos, kurią pasiektume kartu bendruose mokymuose su mokytojais. Per tam tikras praktikas jie labiau pažįsta vienas kitą ir kartu labiau susibendrauja ir veikia kartu. Labai svarbus dalykas, kad po tų mokymų mes jiems pasiūlome steigti kiekvienoje mokykloje ar bent tame regione saviugdos klubą. Saviugdos klube mokyklos bendruomenė, tiek mokytojai, tiek mokiniai, tiek tėvai galės gvildenti jiems rūpimus klausimus. Tai, kas rūpi būtent konkrečiai tai mokyklos bendruomeniai. Lietuvos tėvų forumo tikslas tik tai suteikti pagalbą, bet ne kaip nors įtakoti jų bendruomenę. Tai mūsų moderatorius jiems padės sklandžiau kelti klausimus. Dar labai svarbus dalykas, kad mes kviečiame ne tik tai į gyvus saviugdos klubus, bet kviečiame prisijungti ir prie visoje Lietuvoje sutiktais tėvais per mūsų mokymus, kad jie sukurtų bendrą saviugdos klubą, kurį mes kviečiame kurti Facebook kanale. Ir tas saviugdos klubas vadinasi Mokyklų bendruomenės. Tai kviečiame ir ne tik dalyvaujančius tėvus šiame projekte, bet ir visus kitus tėvelius bei mokytojus prisijungti prie Facebook kanalo Mokyklų bendruomenės ir ten pratęsti diskusijas tuom, kom gyvena šiandieninė švietimo sistema, ką mes galėtume pakeisti, kokios mūsų yra galios, ką nors keisti. Ir pagaliau justi šalimais vienas kito petį ir būti drąsesniais. Dar projekto veikloje mes pačius aktyviausius tėvus pakviesime į, vadinčiau, ekstra mokymus, kur mokysimės dar giliau. Galų gale man tai labai padėjo tam, kad aš pati suprasčiau, kokia yra mano gyvenimo ašis. Ir kartais būtent tai man ir dabar, ir sakysim, galvojant apie tai, kaip čia man sekasi šitoje mokykloje dirbti, man padeda tiesiog savo pačiai paaiškinti tam tikrus mano žingsnius, sprendimus ir, sakysim, kalbant ir toliau, einant tiek bendraujant, tiek į pasitarimus, kalbant su mokytojais, tiek su darbuotojų atstovais, sakysim, su savivalda, atitinkamai vis tiek pasirenki tą poziciją tokią, kokia yra tavo, bet tu žinai, kad kiti gali turėti kitokią poziciją ir bendram sprendimui rasti, iš tikrųjų reikia gerokai pavargti ir kompromisų daug surasti ir visako. Taip, projekto kaip po tokio nauda gimnazija yra ganėtinai didelė, vien todėl, kad tikrai pasikeitė, tegu ne visų, bet bent jau projekte dalyvaujančių mokytojų požiūris į patį mokymo procesą.
kad aš iš tikrųjų mėgstu kartoti, kad ne vien dalykas yra gyvenimo pagrindas. Yra begalė kitų dalykų šalia jauno žmogaus, kurie jam galbūt gyvenime bus daugiau svarbesni negu vienas ar kitas dalykas. Ir visiškai sunku yra pasakyti, kokį žmogus kelią pasirinks. Vienas iš būdų, kaip galėtų mokykla santykius puoselėti, tai organizuoti nestandartinius tėvų susirinkimus. Tėvų susirinkimas gali būti labai gyvenimiškas, kai tėvai atranda laiko savo vaikui, pagalvoti apie jį, pagalvoti, koks jis, apie kokį jį svajoja. Ir tai yra labai vertingas laikas. Kai mes susidraugavome su mokiniais, daug lengviau yra susidraugauti ir su jų tėvais. Nereikia dirbtinų susipažinimų, nereikia dirbtinai įvardinti, kas ką mėgsta. Surinkite tėvus kokiai nors bendrai veiklai ir jie patys susipažins. Surinkite tėvus ir vaikus bendrai veiklai ir jie susipažins. Jie daug ką vieni apie kitus sužino. Kad svarbu šitame projekte yra tai, kad iš tiesų įsigrynini tai, kas yra sunku mokytojui ir kas sunku tau kaip tėvui. Ir nebelieka tos įtampos, kaip gali kreiptis į mokytoją kaip mama ir kaip tas vaikas tavo, tiesiog yra daug paprastesnis kelias. Manau, kad ir mokytas gali laisviau su tavim kalbėti, nes tarsi susidėlioja tas vertybės, kas yra aktualu visiems ir išlaisvėjai tiesiog. Ieškai to kompromiso kartu. Aš tai galvoju, kad šiek tiek mes atitolinom tėvus nuo šito viso ugdymo proceso, daugiau mes mokytojai ir mokiniai jungiamės. Ir kadangi jie šalia mūsų ir vaikai, mokiniai šalia mūsų, mes šalia mokinių, kažkaip tuos nenorom gal ir patys tuos tėvus atitolinom ir gal neieškom kažkokių formų ir kaltinom galbūt, aš dabar taip pati savo galvoju, kad nesidomi, neteina ir taip toliau. Tai aš norėčiau, kad mes prisijaukintumėm kuo daugiau tėvų, kad jie suprastų, kad jie yra labai, labai reikalingi, kad jie yra labai reikšmingi ir labai, labai daug ką gali padaryti vardan visų mūsų mokinių, mokytojų ir tėvų, bendruomenės ir tų santykių ir sakykime, pasiekimų. Kad jie yra labai reikšmingi, ne ką, sakykime, neprastesni negu mokytojas ar mokinys. Kad jeigu į tokius projektus įsijungtų ir iš tikrųjų ateitų daugiau tėvų, be išankstinės nuostatos, kaip aš, kad kokį velnį aš ten darysiu visą dieną, pagalvokit apie tai, ne kokį velnį darysim, o ką tie gausim ir ką paskui iš to įsinešim. Aš galvoju, ką gausiu, bet dabar kaip galvoju, kad jeigu šitas projektas jau iš tikrųjų baigėsi, o gal galima čia jį pratęsti pas mus būtų, to reikėtų visiems. Tai suteikia, sakykime, platesnį požiūrį viską. Pokalbis su mokytojais. Labai geras renginys buvo tada sodybai. Kai buvo daug mokytojų, mokinių, vaikų, tiesiog susodino mus ten ratu, vieni su kitais, ten čia tik lapelį paskaitai, klausaisi, ką jisai sako ir jam atsakymą duodi. Net nesigilini, kas tai tėtis, mama ar mokytojas ant gal. Paskui tik tai kažkaip į vakaro pabaigą jau pradėjom suprast, kad čia kai kur yra mokytojai, ne tėvai, žinai. Čia kad mokiniai, tai viskas aišku, nes jie jaunesni ir išsiskiria iš viso būrio. Prasidėjus, sakykime, vakarėliui, tikram vakarėliui vakarė, buvo tikras smagumėlis. Ir kad ir kur su tuo projektu nueitumėt į didelius miestus arba į kaimus, visiems tėvam pirmiausiai turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad ne mes jūs ten kažką mokysim, bet mes jums duosim tai, apie ką jūs dabar net negalvojat. Kad tai bus tikra staigmena išeinant iš projektų. Kad jūs matymas, jūsų požiūris į daugelį dalykų pasikeis. Mokymo metu jau išleisdama ketvirtokus aš jau turėjau susidėliojus tuos laiptelius,
suradus tą pirmą laiptelį, ką aš darysiu, jeigu aš, sakykime, bus suformuota pirma klasė ir kaip aš pradėsiu dirbti ne tik su mokiniais, bet ir su tėvais, kad būtų bendras kolektyvas ir kad būtų tie vaikai ne tik man visi vienodi, bet ir tam tėvui, ne tik mano dukra, mano sūnus, bet ir tos problemos, skauduliai ir džiaugsmai būtų taip pat bendri visų tėvų, visų vaikų. Tai aš pirmą mėnesį stebėjau ir jaukinausi vaikus, paskui pasikviečiau tada tėvus, kad šiek tiek su jais susibendraučiau ir įvedžiau ir žaidimų ir galvojau, kaip čia jie priims, bet šauniai priima, nes jie jauni, energingi, entuziastingi, pasėjau minčių lietų, o kaip jie galėtų, kaip prisidėti prie šito kolektyvo. Tai skrinutė man pridėjo tų visų minčių, kad vienas gali ir bilietus susakyti į teatrą, kitas ten paruošti vaikams, sakykime, rūbelius kalėdom ir prinerti ir taip toliau. Tai aš maždaug turėjau orientyrą, o paskui dar po 1 mėnesio prieš rudens atostogas mes jau lipdėmės tėvai, vaikai ir kartu. Ir aš. Tai jau buvau pirmiausia vaikus pažinau, paskui tėvus, o paskui įjungiau kartu visus į bendrą tą vietą. Ir dabar paskutinis toksai buvo pasėdėjimas prie arbatos puodelio ir neformalioje aplinkoje. Kai sakau, siūlykit tėvai patys, ko jūs norėtumėt, sakykime, kokių susibūrimų, kokių galbūt, sakykime, ar lektorių ar taip toliau, tai aišku, jie dar taip nelabai drąsiai, bet neformalioje aplinkoje buvo tokia sudaryta sąlyga pabendrauti jiems kartu tarpusavyje ir atrado jie bendrų dalykų, kur, sakykime, auklėjimo problemos ar valgymo vaikų problemos, kad susilipdė, sakykime, problemų daugiau į vieną ratą ir kilo minčių, kad o galbūt mums reikia pasikviesti tą ir tą, kad padėtų mums visiems, o galbūt jų patarimai viens kitam, tai va taip. Tai aš jau dabar dar vieną laiptelį turiu ir dar vieną laiptelį. Lietuvos tėvų forumo įgyvendinamas projektas Darni šeima tvari mokyklos bendruomenė Ateities Lietuva Žiežmarių gimnazijoje beveik jau baigėsi. Įgyvendinta dauguma veiklų, suorganizuoti beveik visi susitikimai su mokytojais, tėvais ir mokiniais. Kitų mokyklų atstovai klausė, kaipgi pavyko įgyvendinti pokyčius. Supratome vieną, pokyčiai priklauso ne tik nuo projekto vykdytojų, bet ir nuo visos mokyklos bendruomenės. Pamatėme, kad pirmame etape reikia labai daug praleisti laiko su projekto dalyviais, labai dažnai su jais susitikti, tiesiog sudaryti sąlygas, prisisotinti jiems visko, naujovių, gerųjų patirčių ir įkvėpti juos. Vėliau prasideda etapas netoks smagus. Patiems dalyviams reikia ieškoti įkvėpimo vieniems iš kitų pačioje mokyklos bendruomenėje ir svarbiausia, kelti labai aiškius tikslus. Mes pamatėme, kaip mes visi mokyklų bendruomenės nariai nemokame tikslingai veikti. Jeigu išsikeliame, pavyzdžiui, tikslą, norime darnių santykių su tėvais, tikslas gali nebūti įgyvendintas, vien tik todėl, kad neaišku, kas turi būti atlikta. Nelaukite projekto, kuris galėtų tikti jums. Kviečiu jau dabar pradėti žaisti pokyčių žaidimą. Lietuvos tėvų forumo internetinėje svetainėje tėvuforumas.lt jūs galite atrasti parinktą modelį, pagal kurį buvo įgyvendinami pokyčiai Žiežmarių gimnazijoje. Neanalizuokite visko per daug ilgai, netyrinėkite visko per daug detaliai, tiesiog pradėkite kažką veikti, ne taip, kaip veikite vakar. Yra tik 2 dienos metuose, kai mes nieko negalime pakeisti. Tai vakar ir rytoj. Šiandien jūs galite daug ką. Pirmyn.